tiesioginė ta žodžio prasme atsiradau čia iš viršaus ant scenos. Ačiū jiems, kad jie leido galimybę pasinaudoti trosu, o ne šiaip parodė, kur scena ir pasiūlė paskraidyti. Ponios ir ponai, aš pamiršau, kur aš esu. Aš nežinau, kodėl aš čia. Mano širdis daužosi 300 dūžių per minutę dažniu, bet aš tikrai žinau vieną, kad šiandien čia mes oficialiai atidarysime Kėdainių naująją areną. Ponios ir ponai, kiekvieno naujo objekto atidarimas yra ne tik tai, kad nauja pradžia, bet ir ilgai laukta pabaiga. Intensyvaus užsakovų, architektų. Tai yra tik dalis tų raktų, kuriuos jūs šiandien atnešėte čia. Ir tai rodo jūsų šeimininkiškumą ir šeiminiškumą. Ponios ir ponai, todėl jūsų visų vardu aš dabar noriu pakviesti čia simboliškai atrakinti šias spynas ir oficialiai atidaryti šią Kėdainių areną. Todėl gausiais aplodismentais ir skambiomis fanfaromis pasitikite Rusijos mineralų ir chemijos pramonės kompanijos administracijos direktorių Igorį Ščelkulovą. Akcinės bendrovės Lifosa generalinį direktorių Joną Kastiką. Rimantą Diliūną. Kviečiu čia, štai viena spyna, štai antra spyna, štai trečia spyna. Ir iš visų šių raktų yra tikimybė, kad štai šie galbūt 3 raktai ir atrakins šias spynas. Bandysim laimę. Prašau. Prašau jums. Ir, atsiprašau, ir čia jums raktas. Galbūt pataikėm, todėl aš kviečiu jūs pasiruošti, gerbiami ponai, įkišti raktus į šias spynas. Prašau stavit kliučių. Сюда и pasiruošėm. Pasiruošėm. Ir rakinam. До аbejonės šias спинас рака, а ключ можно ставить себе. Вы всегда здесь гость, вы у вас есть ключ, jūs turite raktus, jūs visą laiką čia atirakinsite duris. Ir poną Igorį mes kviečiame čia pasilikti ir tarti keletą sveikinimų žodžių. Tuoj pat pasimatysime su vis. Aplodismentais palydėkime svečius. Здесь работает, здесь работает, здесь работает. Прошу вас. Конечно, я могу и без микрофона, но лучше так. Сумасшедшее начало. Я забыл все, что надо говорить. Надеюсь, что никто не пострадал. Я-то далеко сидел. Уважаемые друзья, дорогие гости, позвольте именно так к вам обратиться, потому что я еще на правах хозяина, еще минут 10, 15 или 20 арена будет принадлежать компании Еврахим или Фосе, но минут через 20 она перестанет быть нашей собственностью и станет собственностью жителей этого города. Позвольте вас поблагодарить за то, что вы пришли сегодня на испытание. Сегодня больше зрителей, чем было на первом мероприятии в баскетбольном матче. Ну и мы все с вами вместе испытаем систему вентиляции. Что же это такое? Компания Еврахим сегодня сдает 3-й спортивный объект.
2 из них мы построили в Российской Федерации, ну и первый за ее пределами. В этом году мы еще один построим объект в Краснодарском крае, сдадим в декабре месяце. Это всегда праздник. Это всегда праздник, и я хотел бы, чтобы официальная часть была как можно короче все-таки, и больше было сегодня шоу и праздника. Хочу просто поблагодарить всех, кто имел отношение к строительству этой прекрасной арены. Она необычна абсолютно, к ней надо привыкать, но когда походишь внутри, она становится быстро родной. Я хочу, чтобы она для вас стала родной, чтобы трибуны всегда были заполнены, и чтобы на этой спортивной площадке олимпийские будущие чемпионы рождались и воспитывались. С праздником, хорошего вечера! Labas vakaras visiems, iš tikrųjų labai džiugi, tiesiog šiandien net maudžia, net džiugi ir kartu liūdna akimirka. Džiugi ta prasme, kad tikrai nuostabus kūrinys sukurtas mūsų miestui, sukurtas mūsų įmonės, kuri yra to miesto visuomenės narys. Ir liūdna dėl to, kad šventė lyg ir tokia pasibaigė. Mums statybininkam būna malonu, kai statom, kai matom savo kūrinį, kuris gražėja kiekvieną akimirką, ir būna diena, kai reikia pasakyti, kad tas kūrinys jau pastatytas ir priklauso kitiems šeimininkams. Todėl aš tikrai noriu pakviesti gerbiamą direktorių Joną į sceną ir iškilmingai teikti šį simbolinį raktą. Jis toks pats modernus kaip ir ši arena. Stiklo šio žodžio medinių dabar padarė sėkmingai. Уважаемые гости, я не запланированно вышел сюда, но я просто хочу сказать отдельное спасибо Гинтеру за то, что он построил такой прекрасный объект. И завтра все равно все будут знать. Хочу рассказать одну историю. 25 мая прошлого года небольшой кружок энтузиастов закладывал первый камень, символичный на строительство этой арены. Ну и господин Гинтерс говорит: я построю объект за год. Я говорю: никогда не построишь за год. Мы с ним поспорили на бутылку коньяка. Он говорил, что за год, я говорил, что за 1,5 года. В результате он построил за год и 2 месяца. Но так как мы оба считаем себя проигравшими, а вы все выигравшими, мы вчера торжественно с ним вручили друг другу по бутылке коньяка. Поэтому он, наверное, главное действующее лицо в том, что, и неважно, за сколько он построил, да, он построил качественно, хорошо. Теперь осталось только, чтобы он в таком же состоянии простоял лет 10-20. Ну, еще раз всех с праздником. Я бы хотел пригласить вас на фото, на красивую фото, вот здесь. Kėdainių pašonėje jau 50 metų veikia trąšų gamykla. Mes, kada dabar priimam žmonės į darbą, užrašom jiem tabelio numerį 14 000 su trupučiu, nors gamykloje dirba mažiau kaip 1000 žmonių. O tai reiškia, kad gamykloje per 50 metų dirbo virš 14 000 žmonių. Jeigu padauginti iš 3, tai būtų virš 40 000, o žinant, kad Kėdainiuose apie 35 000 gyventojų, tai reiškia, kad kiekviena šeima dirbo, padėjo, kažko tai prisidėjo prie šios gamyklos, kad ji būtų tokia, kaip dabar yra. Taigi, 50-mečių proga ir Kėdainių miesto gimtadienio proga, dėkodami visiems už darbą, dovanojame tą areną kėdainiečiams. Ateity nereikšim jokių jai pretenzijų. Naudosimės kaip ir visi, mokėsim pinigus, pirksim abonentus ir norėsim, kad ta arena gyvuotų ir duotų
naudą, kokią mes ir tikimės. O dabar sunku gal atlaikyti tą raktą, kviečiu rajono merą ir iškart perduodu. Ir Lietuvos Respublikos Seimo narę Kėdainietę Virginiją Baltraitienę. Labas vakaras, gerbiami kėdainiečiai, labai malonu būti šioje naujoje arenoje, šitame žaviame objekte. Pirmiausia, noriu padėkoti šios arenos šeimininkams, kad jie pakvietė į šį įspūdingą renginį. Renginį, kuris nemažiau įspūdingas negu pati naujoji arena. Kalbėsiu trumpai, be ilgų įžangų ir paprastai. Labai džiaugiuosi, kad mano gimtajame mieste atsirado šis objektas. Tai yra naujas traukos centras, kuris pritrauks dar daugiau žmonių, dar daugiau šypsenų. Galiu pasakyti, arena kvepia sportinė aistra, net norisi nusimti kaklaraištį, kaip aš šiandien padariau. Ir tikiu, kad tai yra toliaregiškas žingsnis. Tai yra toliaregiškas todėl, kad ši arena, sportiniai pasiekimai joje, kultūriniai renginiai garsins Kėdainius dar labiau ir dar daugiau apie juos žinos tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų. O kad garsinti arenoje vyksiančius renginius būtų paprasčiau, noriu padovanoti arenos šeimininkams įrankį, kurį naudoja ir politikai. Ruporą, kad sklistų garsas dar garsiau, o pasiekimai būtų dar žymesni. Sėkmės jums, gerai panaudoti šį objektą. Mėly kėdainiečiai, mėly svečiai, gerbiamas Eurochimo administracijos direktorių, gerbiamas Jonas Dastikai ir merė. Šiandieną iš tiesų tokia šventė turbūt kokios dar nebuvo Respublikoje, visoje šalyje ir ne tik Kėdainiuose. Kaip privatus kapitalas pastato objektą ir atiduoda viešam naudojimui, perduoda savivaldybei. Nepasilieka savo, kad kurtų, gautų pajamas, kad didintų savo pelną, bet būtent iš savo pinigų dovanoja Kėdainiams šitą puikią areną. Prisimenu labai gerai, kaip prieš vos daugiau kaip prieš metus buvo užkasta kapsulė ir buvo palaimų taip pat pašventinta ir pradėta statyba šitos arenos. Praėjo šiek tiek daugiau negu metai ir mes šiandieną turime puikų pastatą. Tai yra 3 žmonių, 3 organizacijų nuopelnas. Tai pirmiausiai Lifosos savininkų Eurochimo, Lifosos generalinio direktoriaus Jono Dastiko ir rajono vadovų, kurie visi 3 kartu sutardami, dirbdami žmonių labui, pastatė šitą objektą. Jeigu nors vienas būtų žiūrėjęs kažkaip tai atlaidžiau, abejingiau, šito objekto nebūtų, Kėdainiai neturėtų. Tad šiandieną sveikinu visų mūsų vardų savininkus, Joną Dastiką ir merą, kad turime tą objektą ir noriu palinkėti, kad tas objektas ir toliau tarnautų žmonėms, mums visiems, mūsų visam laisvalaikiui, sportui, šokiui ir dailei. Čia toks džiaugsmas arenose! Niekada nenutyla plojimai, garsiau! Ponas ir ponai, ant šiandien taip pat išmausim! Scenoje Evaldas Naujotas, Solidara! Alvin Kėdainis, klavišininkas! Atkeliauja lietus, nebe
Iš čia išleis, tai dabar stovės gatvė. Kiek mažina čia. Kaip su mašina jūs? Kaip? Kaip su mašina?